Labas, čia Gediminas Grinečius, verslo treneris, kaip laikaisi. Ir šiandien noriu su tavimi pakalbėti apie tai, kaip tu turėtum žiūrėti į savo kompaniją, su kuria tu dirbi. Tad jeigu žiūri šį video įrašą, padaryk man paslaugą, parašyk grotelės įrašas į komentarus, jei esi naujas arba nauja, jeigu pirmą kartą žiūri vieną iš mano video, būčiau labai dėkingas, jeigu parašytum naujas arba naujai komentarus. Ir žinoma, jeigu gausi šio video naudos arba manai kažkam kitam šis video galėtų būti naudingas, būčiau nepaprastai dėkingas, jeigu pasidalintum šio video ir parašytum į komentarus pasidalinau. Arba gali tiesiog užtaginti, pažymėti savo draugus, komandos narius komentaruose žemiau, kad jie taip pat pamatytų šį video. Taigi, šio video pavadinimas dirbk taip, lyg kompanija tau priklausytų. Ir nesvarbu, ar tu dirbi samdomą darbą, ar tu statai savo tinklinio marketingo verslą, turi pakeisti, kaip tu žiūri į savo kompaniją. Būtent nieko nėra blogiau nei ta vadinama grupinė atsakomybė. Nes kai yra grupinė atsakomybė, tada nėra jokios atsakomybės. Taip, būtent labai dažnai pastebiu tai, kaip, pavyzdžiui, sakykime, paskelbi kažką grupėje. Taip, ten skelbėme tokį renginį ar panašiai. Tai kažkas kitas ateis. Niekas čia nepastebės, kad manęs nebus. Taip, nes grupinė atsakomybė. Bet jeigu asmeniškai sukontaktuoji žmogų, tada tas žmogus didesnis šansas, kad sakys, žinai ką, gerai, aš būsiu, gerai, aš atvažiuosiu ar panašiai. Taip, tai būtent tas pats vyksta ir su tavo požiūriu į tavo verslą. Jeigu tu žiūri į tai, kad tu tiesiog esi darbuotojas to kompanijai, tu tiesiog esi vienas iš nepriklausomų verslo partnerių, tada tu vienaip elgsies. Bet jeigu tu žiūrėsi į tą kompaniją, lyg tai būtų tavo kompanija, lyg tau priklausytų tą firmą, tu visai kitaip elgsies. Ir sakysi, Gediminai, bet kokia prasmė man taip elgtis? Juk man iš tikrųjų nepriklauso mano darbdavio kompanija, man iš tikrųjų nepriklauso mano tinklinio marketingo kompanija. Aš suprantu, bet kuo labiau seksis kompanijai, dažnai tuo labiau seksis tau. Reiškia, mažiausiai tu užtikrini saugią darbo vietą, kad tavo kompanija toliau gyvuotų ir panašiai, o galbūt tu net sukuri savo didesnės pajamas, kaip tinklinio marketingo kompanijos, jeigu gauni procentą nuo kompanijos apyvartos, tada kuo geriau kompanijai sekasi, tuo daugiau tu uždirbsi. Taip, reiškia, tau apsimoka rūpintis savo kompaniją. Ir kai tu žiūri į savo kompaniją kaip į savo kompaniją, kaip į tau priklausančią kompaniją, tu dirbsi etiškiau, sąžiningiau, kruopščiau, labiau stengsies, labiau ginsi savo kompaniją, taip, ir nedarysi nieko, kas galėtų pakenkti tavo kompanijai. Kai tu pradedi prisimti tą savininkiškumą, taip, ir tai nėra kažkoks tai egoizmas ar kažkoks tai gobšumas, kaip tik tai yra būtent, kad aš prisiemu atsakomybę už šitą kompaniją. Aš stengiuosi, kad šitą kompaniją sektųsi, dažnai tai pastebės ir tavo lyderiai, dažnai tai pastebės ir kompanijos atstovai, dažnai tai pastebės kiti žmonės ir tai vėlgi tau atvers papildomas duris, tai tau sukurs papildomas galimybės. Tad nesvarbu, ar tu tik tai pradedi savo tinklinio marketingo versle, galbūt tu dar tik tai mažą laiptelį esi pasiekusi arba pasiekęs, pradėkite žiūrėti, kad tai yra mano kompanija. Tai yra mano namai, taip, kur aš dirbu. Taip, saugok ją, rūpinkis ją, daryk viską, kas įmanoma, kad kuo geriau būtų tai kompanijai. Ir tokiu būdu tu ne tik tai pasirūpinsi savo darbo vietą, bet tu taip pat sukursi savo didesnės galimybės ir tu tada turėsi didesnę motivaciją, didesnę atsakomybę, didesnę discipliną, dar labiau stengtis dirbti, nes tu dabar žiūri į tai, kaip tai yra tavo kūdikis, taip, tai yra tavo būtent kompanija, kurią tu nori išvystyti. Tai va, toks patarimas šiandien, tikiuosi, kad buvo naudinga ir jeigu dar neturi bilieto, labai kviečiu tave įsigyti į verslo akceleratorių. Jau kitą savaitę susimatysime gyvai Kaune, kur pasidalinsiu strategijomis, idėjomis, taktikomis, kaip plėsti savo verslą per socialinę mediją ir parodysiu, kaip praktiškai jas pritaikyti savo versle būtent šių dirbtuvių metu. Jeigu nori gyvai susimatyti, pabendrauti, pasimokyti, pritaikyti naujas strategijas savo versle, tada labai kviečiu tave sudalyvauti, pakviesk ir savo komandos narius. Bus įdomu ir nekantrauju visus jūs sutikti. Čiau, viso, iki.